Oh no. Please. At least you'll want to become a fighter. You want to become a fighter, you can get in the ring, but not in here. Sure! El Farango! Ei, sveiki. Šiandien laukia įdomi diena, žodžiu. Ačiū, kad vėl jungėtės į video. Nežinau, kaip paaiškinti visą šitą, bet vakar buvau su to lietuviu. Atvarė pas jį kažkoks bičiukas, tailandietis. Ir aš su pradėjau kalbėti ir jis pasirodo, jis toks didelis atrodė. Ir pasirodo, jis turi amerikietiškų imtynių federaciją ir mokyklą atidaręs čionais, kur aš dabar esu Patai. Su abiš pabazarinu, pasakiau, kad fanas esu amerikietiškų imtynių, kad pats norėčiau imtyniauti. Sako, tik pas mane mokyklą išmokinsim imtyniauti. Tai šiandien varysim mokintis amerikietiškų imtynių, ten su kėdėm, su viskom. O rytoj dar bus varžybos, normalus renginys. Ir gal mane ten leis pasikapoti su tais ambalais, kad ten mane pisti iš kėdės per galvą ar kažkas tokio. Tai žodžiu, kosmosas visiškas. Čia iš vis negalėjau patikėti, kad tokį susiderinau judesi. Toliau dar varysiu šiandien dramblių pažiūrėti. Nežinau, ten liūdna bus, ten jau skriaudžia ar ne. Ar ten viskas gerai, bet tipo Elephant Sanctuary, tipo prieglobstis, tai gal ten viskas gerai bus. Jo, važiuojam į video, dabar pavalgau pusryčių, tada varu iki dramblių, ir tada vakarė bus imtynės, ir dar iki to laiko gal dar kažką sugalvosit. Jo, žodžiu, važiuojam į video. Nu ką, žodžiu, išlipu už takso. Taksę nešnekėjau, karoči, nes blemas vairuotojas žiauriai keistas buvo, man atrodo, jis apsipysis buvo, žinokit, kažko. Ar purtis visą laiką taip vairavo, šnopama nosį traukinėje, tai kristalo apsipysis ar ko, aš neįsivaizduoju. Bet žodžiu, atvariu į dramblių kaimą, karoči, Elephant Village. Tai čia, žodžiu, va, kažkoks ėjimas. Pažiūrėsim, kaip sakant, drambliukų hebra, pažiūrėsim, kaip jie laikas. Tikiuosi, čia nekankina, jų neplaka, nes tada liūdnas video gausis. Tik dabar atėjau, pisjoja su drambliu. Bet tenai su prieki. Nežinau, ar matas. Einam, pažiūrėsim bilietų. Kaip čia jas nusipirkti, kaip ką. Nusipirku bilietą, davė kapšą bananų. Šerį dramblius, sakė, galėsiu. Aš jau pats šiaip norėčiau pistų bananų, iš tikrųjų. Normaliai nepavalgiu blembas, tais pusryčiais gerai, kur čia eit. Koks pitiaušas. Va čia tai pitušokas, ką? Tai čia kaip aš atrodžiu, kai mane apkirpa praeitam epizodė kažkuriam. Aik, ten aš čia pusę gyvūnų gyvenime nematys. Kaip čia atrodo, čia kaip per CS2 actekų mepas. Kas žino šitą mepą, tai juos suprantate, ką aš. Aik, kokia bežionė. Cuídate, changuito. Aik, tu mama. Atrodo, kad veidrodį žiūrėčiau. Aik, tu drambliai. Duosi bananą drambliukai. Koksai šnaucas. Aik, tu. Atrodo, kad turi birką vietoj nosis. Ble, kaip tikiuosi, kad čia jų nekankina. Prašykit komentarus. Neatrodo tas dramblys labai nuskriaustas. Vėl atrodo, kad veidrodį žiūrėčiau. Kadiolas. Nori kažko iš manęs. Aš galiu jos glostyti, nori valgyti. Oik, tu našik. Oik, tu. Piderai, tikiuosi nekankina jų. Oik, tu čia koks kaip žmogus atrodo. Oik, tu stručiai. Irgi gyvenime nesu matęs gyvai. Oik, tu kas čia. Karvės, bet kažkas milžiniškas. Oik, tu tokių dar nematęs. Galvijai kažkokie. O, rykliuks. Tai mano plaukai, pažiūrėkit, sumulėt. Nu, na, pažiūrėkit. Identiškai. Žodžiu, čia bik viską apėjau, man rodas. Nėra čia nieko labai daug. Dramblius pamačiau. Beždžionės dar, blema, norėčiau pamatyti. Reiks varyti beždžionių salą, bet čia kitos epizodas. Jie per čia joja su drambliais. Žasukai. Mano palikonis, kaip sakant. Čia kaip šventykla iš molio kažkokia. Ir aš trėst baisiai noriu. Pizdėts, paleido vidurius tie pusryčiai man. Čia dar dramblių. Bet čia aš jaučiu nebegaliu eiti. Parašyta do not go near. O kodėl? Kas čia yra? Kodėl do not go near? Ai, tu nes gaidžių yra, va dėl ko. Čia gaidynas, dėl to rašo do not go near. Ai, bananus likusi paduosiu. O, pasiėmė. Gerai, viso, tušis krepšys. Šlapia pirštai dabar, seilės dramblių yra ant pirštų. Čia pizda yra. Čia yra pizda. Jie kablius naudoja kažkokius, kad ištreniruotos dramblius. Ir dar jos rakina grandinėm. Gerai, reikia pisti šią jaučiu. Jo. Ne, dabar tai šauti tikrai nebevarysiu, žiūrėt. Durnas, žiūrėt, kaip su dalgiais. Dramblius kapoja. Išpratėja gal.
Varys dar vieną lokaciją, Budos kalnas, kur tenais milžiniškas kalnas, žiūri gražus vaizdai tenais. Kaip iš filmų kažkokia vieta, kaip kažkokia senovinė Actekų šventykla, tik tais ant kalno. Ten kosmosas visiškas. Tai jo, varau iki tenais, karoči. Only one, yeah. Nu ką, gerai, žodžiu. Pabėgu iš tų dramblių prie glapščio blemba, kai pamačiau tą pausterį, tą plakatą, nu, su kabliais kapoja, tipo, kad išmoktų rašo, tipo, naudojam kablius tik pirmus 3 mėnesius, kol jie pripranta, bet tada karts nuo karto tik reikia panaudoti, kad primint, kad jeigu pjauni grybą, kai esi dramblys, čia būna kaip priminimas, kad bausmė už tipus. Na, žodžiu, jo, čia visiškas pizda. Mažiau vakar planavom varyti tigrų pažiūrėti šiandien, bet tada pasidomėjau apie tos tigrus, ten irgi jos su vaistais kankina, tipo, sėdeitina jos žiauriai su vaistais, kad jie daržovės paliktų, kad plaka tenais juos, kad žmonės glostėt galėtų, kad galėtų prieiti fotkės daryti. Nu, absurdas, karoči. Tai, jo, sorry, kad vapšė variu čionais, norėjau pažiūrėti, paskaičiu, kad parašyta sanctuary, prieglops, tipo, gal nebus taip žiauriai, gal tiesiog gražiai elgiasi su jais, bet turi būti kažkur tokių vietų, kurių nekankina, aš nežinau kur, bet tikrai, manau, kažkur turėtų būti, bet tikrai ne čionais, čia taip pizdės. Šunų bent jau nieks nekankina, tiktais, kad valgo juos, bet žodžiu, esmė tokia, dabar varau į, blemą, kaip ta vieta vadinasi, Kaoči Čiam Buda, tai tiesiog milžiniškas kalnas, kur ten ant jo Budos paveikslas yra kažkoks padarytas ant to kalno, kažkokie kaip toks vos ne meno kūrinys milžiniškas, kažką žodžiu tokia. Tada po tenais varau greit į miestą grįžtu, nusipirku vandamkę, nes man amerikietiškų imtynių pamoka bus 8 vakarą, tai ir tada varysiu su vandamkę tenais jau judėsim imtyniauti. Tai jau tai tiek, pratėsiu, kai išlipsiu iš mašinos. Nu ką, žodžiu, atvažiavau prie tos didžiojo Budo kalno. Aik, tu matau. Aik, tu pist. Jau matau pašonį. Bet jo vaizdelis čia. Kalnai visokie. Aik. Tokią dar nematęs. Tokį kalną dar nematęs, žinokit, aš jums tiek pasakysiu. Šiaip iš hujovai jaučiaus. Pradžių video, kai važiavau ten tą dramblių vietą kankinimo ir bus kažkaip hujovai jaučiaus. Dabar lik ir gerėja, bet reikia atsigerti, man rodos. Įpysiu ledų dar biškiai atsigausiu. Vandens pas mane problemų ir man atrodo, dėl to man hujova dažnai būna, nes aš vandens vapšė nebegeriu. Aš gerti kolą be cukrus, energetinį Red Bullius, kolą be cukrus ir Gatorade tą ten, kur tipo elektrolitų ir tai sveika, vis tiek galvoju, tai geriau galvoju tą gersiu negu man. Oreo su braškiam, su maišiu, nežinau, čia geras skonis gausis, ar ne? Da kolas ant viršus vėl varysiu turėti. Gerai, viso, judam link kalno. Turiu pideraskiai pas save pilną balioną SPF-o nuo saulės, to purškalo. Kaip galvojat, uždėjau ar ne dar? Ne. Dėl ko? Nes žiauriai tingi purkštis. Pažiūrėkit. Nu, namas. O čia tai vaizdelis, ką? O pradėjom nuo nulę. Va, turistai visi eina. Jau apžiūrėję, visi su skečiais. Nu, saulės, aš vienas kaip debilas. Ant saulės vinioju. Eik. Pažiūrėkit. Tu durnas. Eik, tu kaip karšta. Aš atsijungsiu, žinokit, nuo vaizdo. Aš varau atgal, karočiui, varau kepurę nusipirkt, nes man bus pysė, žinokit. Taip aš literaliai atsijunginėjau nuo vaizdo pabiškį. Turiu kepką. O, iškart geriau. I bet I look like a cowboy. Am I right, sunny boy? O, čia smilkaus degina. Grunts čia galim apsinešti nuo dūmų. Gerai, man reikia kažkaip priartėti, gal dar labiau prie to kalno. Ant kiek gerbiamas bachūras tas Buda yra, kad tau įpystų tokią dydžią fotkę. Per visą kalną. Čia geriau negu Instagramą įskelt fotkę ir gauti 10 štukų laikų. Čia geriau, čia kitas lygis. Turi gal kokį 200 milijonų laikų jaučia. Realių patiktukų, va taip žmonės parodo, kai čia ateina. Vaizdelis kosminis. Gyvenime nesu nieko panašaus matęs gyvai. Sakau, aš tokių kosminių dalykų tik per Dune 2, kai žiūrėjau, mačiau. Man visai smagu ir taip pasivaikščiot, paturistauti, ne vien, kaip sakant, miesto degeneracijos chaose būt. Biški pailsi čia atrodo. Gerai, žodžiu, čia nieko nebėra ką daryti. Įsikviečiau taksą, varau prie pat yra botanikos sodas milžiniškas. Parodys, ten irgi kosmosas atrodo, tai varau į taksą. Vysim į botanikos sodą kažką, ką inteligentiją padarysiu.
Kažką pabūsiu, kaip sakant, tikras adekvatas, varysiu botanikos sodą, ten smuikai, viską žinai. I buy for you this 500 baht discount, you okay? Huh? I buy for you 500 baht for you. Cheaper? Cheaper. You not scam me? Yeah. You not run away? Yeah. I go with you or wait here? I wait here or go with you? I go with you. Žodžiu, jis sako, tipo, taksistas, karašė, sako, tipo, šiaip 600 eurų kainuoja, bet sako, aš tu gali nupirkti 600, tipo, batų kainuoja, sako, aš tu gali už 500 nupirkti, duok man 500. Ai, žiūrim, tai. Why you get cheaper? Because you're local? No. I have company. Ah, you have company? Oh, shit. Ai, rimtai, žiūrėk, jis mane nepipisinėja. Ir žodžiu, sako, aš tu gali pigiau nupirkti, sako, bilietą kainuoja 600, aš tu gali už 500 nupirkti. Ir iš tikro kainuoja 600. Tai, blėt, žinok, pirmą kartą manęs nepipisa, o man padėjo. Ir dar aš ne ten biškį numečiau destinationą, tipo per toli nuo tos vietos, kur man reikėjo, tai jis dar mane davežė gal kilometrą papildomai iki ten, kur man reikėjo, nemokamai ir dar bilietą suderint su 100 batų pigiau. Tai pasirodo, ne visi čia, žinokit, apipisinėtai yra ir gerų žmonių. Tikiuosi gražą paduos, nes aš jam štuką padau. Kai nesakytų, gerai, aš tu dabar paėmėm pigiau bilietą ir davežiu kilų toliau, tai dabar aš tu tą 500 tos batų gražą savo pasiėmu. Čia dinozaurų parkas yra kažkoks, tai aš jau biškį googlinau, taksį gal sėdėjau. Yra dinozaurų parkas, yra Ferrarių, visokių brangių mašinų muziejus, karočią, nu visokių kosmos. Tik man reikia greit judėti, aš turiu pusę valandos. Čia aš padau štuką batų jam, jis jam nunešė, jos gražos neturi. Tai dabar jisai bėga į taksą, imti savo smulkesnius pinigus, kad eik, čia koks kosmosas. Jiem tiek, nu jo, jis norėjo pabūt geras, maldėts, aš džiugiuosi, bet dabar jam ant tiek papildomų darbų atsirado, papildomų misijų. Tiesiog bėgioja pirmin atgal. O, thank you, kapun. Oi, tu suderinai, jis viskas ten bėgioja, tas pinigus keitalioja. Ble, koks maladėts bičiukas buvo, nu, namas. Pirmą kartą tokį sutikau iš vietinių, kur ant tiek jo draugas. Ir nenorėjo visiškai apipysti. Car museum, eik, tu mašinų muziejus yra. Greit pysam pradžių mašiną, aš dabar turiu pys speedruną. Aš turiu pusę valandos. Eik, namas. Koks kosmosas, kokių čia mašinų yra. Tik kad per daug turistų užstoja mane viską. Jūs pažiūrėkit. Ble, aš monsterė, aš kaip pis energetinis atstojęs, man šitos reikia. Eik, tu monsterio. Čia nežinau, kaip pavadinti šitą mašiną, kas čia. Monster truckas, pick-upas, ar kas. Čia iš vis. Čia iš Call of Duty mašina kažkokia, kažkas iš Halo. Ir kas žino, Halo, kas Xbox yra turėjo. O, čia kombainus. Čia iš Taujėnų. Žiauriai. Всё, varau, karočiui, toliau. Labai jaučiuosi tokiam tarptų kaktusų, kaip kokiam telenovėlį kokį nors ten. El Pablo Eduardo Jantillo. Miguel, mi amor. Ai. Sodas ore. Nieko neįdomaus, ką žinau, dar ant žemės krūmai auga ir viršui. Tas pats, ta pati chuinė. Oi, kas čia? Iš kur čia tiek dinozaurų? Pysam speedruną. Dinozaurai iš kiaušinių. Baigiu padust. Žiurkės, krysos. Tigrai. Vėžlys apsipysęs. Kiaulės, oi kiaulės. O ką jau, ką tai iš kiaulės mėgsta, oi geras. Ilga kaklis, o. Zymantas, blėt. Oi, žiūrėkit, Zymantas. Visų gražumą. Mano palikonis, žiūrėk, čia kokie. O čia aš. O čia aš. Čia šakas kažkokias visiškai neaukštiem žmonėm padarytas. Nu, vaizdelis tai tikrai kosminis, žinokit. Kita planeta, hebra. O pradėjom nuo nulio. Kas čia per vietą? Kosmosas. Varpai yra. Čia gali šį įdomų daužti. Kas bus tik daužti? Veikia. Veikia varpas. Šitoks kosmisinis botanikos sodas. Aš galbūt tiesiog krūmai ir tujas, bet čia dinozaurai, visokie mašinos ir taip toliau, kiaulės, bežionės, iškamšos, tikri gyvūnai. Tiesiog viskas sumesta, visi kieti dalykai sumesti vieną vietą. Bet trūksta dar baras su Lady Boys, kur iš bibių tau čiumpa, kai tu eini pakeliui į dinozaurų slėnį. O, žiūrėk, telefonai tiesiog randomi spavninti. Britiški telefonai. Atrodo, kažkas tiesiog Minecraft'o servą susikūrė savo. Prispavlino tiesiog itemų random visur. Būda.
Žiūrėk, dar vien svarbas. O galiu į šitą trenkti įdomu. Pagalys tai yra kažkoksai. Ai, galiu. Galiu trenkti. You wanna hit? Yeah, hit, man. But as hard as you can, man. Careful so it doesn't bounce off to your face, you know. I saw things happen like this also. Okay. Gerai, daužo visi, rado atrakciją padaužyti, visiems smagu padaužyti, kad ir šventoje vietoje esi, jeigu randi pagalį ir kažkokį dalyką, kurį gali trenkti, tu norėsi trenkti. Čia atstėku, karočią, tipo tasai ratas. Tiesiog viskas suspavninta iš visų žymių pasaulio vietų daiktai, tiesiog įspavninti ir mesti čia nais, čia kažkoksai Bermudų trikampis. O, Kolorado, šūdvabaliai, jo, čia šūdvabaliai. Ir šūdvabaliai suspanina ir tuos. Gojira. Gerai, žodžiu, grįžau viešbutį, jų visiškai beveik vėluoju varyti tas amerikietiškų imtynių, tas treniruotės, bet dar spėsiu, karočią, nuvaryti tenais. Viskas kol kas paliplana, bet ant ribos variu dar greitai hašinėm, reikėtų minties kortą nusipirkti ir vandamkės ieškojau, kad galėčiau imtyniauti. Bum, o toksai va varysiu, karočią. Kap. Ir žodžiu tvariu tą kačelkę, tų imtynininkų. Greit dar laukia paveipinsiu ir tikiuosi, čia neužmuš manęs. Vimatu Čiambalas stovi prie įmo. Didelį bachūrai, tai jo, šiandien skalis galva. Žodžiu tvariu į tą imtynių vietą. Va čia va, karočią, vyksta treniruotės, kaip žmonės ruošiasi, kaip viską daro, karočią, tai kosmosas. Dar nieko daug nesusirinkė, bet va šitam varingė mokinasi visi ruošęs tiem realiem eventam, kurie vyksta po visų treniruočių, kuris vyks rytoj, kurį mes irgi varysim. Tai irgi bus smagu pažiūrėti, gal net pats praselė. Nu, žodžiu, nenoriu per daug atskleisti, bet žodžiu, pamatysit. So this is the coach of this place. How is this place called? This place is called PSC Performance Center, Paradise Sports Entertainment, and we have this whole facility about wrestling. Basically, we can host our shows here and also host the trainings. We try to push our promotion everywhere and try to be like basically the next new thing coming up in Thailand. Yeah. The WWE competitor, the next coming up for Federation, PSA, all guys from Thailand. Yeah, WWE hear us out, because we're coming and we're gonna take you off the throne. Is this like dangerous? Can you get hurt in doing this stuff? Oh, of course. Just like any sport. Yeah. Get hurt. Yeah, that's what I'm talking about. Also, like some people like watch wrestling and they say, oh, it's fake punches, but the falls, all the like acrobatic stuff, everything, the clinches, it's all real. You can get your fucking neck snapped, and it happened many times. My neck hurts so bad, even from 2 days ago we had a training. Luckily, I haven't had like so many major injuries. I had a few concussions. When I couldn't, I felt like dizzy for a couple of weeks and stuff like that. There's another guy, this dojo, and his name is... Hola, yo soy El Farango! So his name is El Farango. El Farango. I am the hero of the Farangs! Foreigners. Ah, Farangs. Oh, it just got to me. I thought it's Falang, not Farang. En Cambodia, Barango. En Japón, Gaijingo. Turistų tipo lordas kažkoksai, dievas. Turista, exacto. So basically, usually wrestle in this thing, which is almost looks like a... Oh, fuck, a speedo. Professional bodybuilder, gear, for the competitions. Actually, it's made by a guy who makes costumes for all the professional bodybuilders. Yeah, back in Hungary. I think with that your dick can flop out anytime. Yeah, it's like sometimes people think I put some sock or something in there. And I'm tired explaining to people that no, this is just a shape of it's God's gift. It's just a God's gift. Žodžiu, ringas yra, the ring is different. Jis yra biškai toksai padarytas negu įprastas. It has 2 layers, yeah? Yeah. Of like this kind of a tatami, but usually there's only one. We have 2 for the trainings, so that's like more safer for our students. Čia yra sprandžinos dar po apačią po ringo, kad biškai labiau išstumtų ir labiau tas bounce efektas toks įgautas.
O, jo, čia kitokie ringai visai negu bokso įprastas. Yra tas garsas toksai šokinėjimo. Yeah. Man, the sound is really big. Under this, there's steel cables. Steel cables. So the steel cable is the one thing that's like, in a way, bounces you back. Can bounce back. God damn, you move so fucking fast. Like a movie character. What the fuck? There's another guy here. Yes. Who is this guy? Mr. Trump. Trump? Mr. McDonald's Trump. The best wrestling in Thailand and all of Pattaya, yes folks, the best. That's a pretty good impression. O, tai čia įkūrėjas pats. The president. Čia, nice to meet you. And nice to meet you, man. Gerai, žodžiu, čia apšilimas vyksta dabar. Tie bičiai apšilinėja, kad nesusipystų savo stuburų. Kinas krist. Oh, shit. Yeah, back bomb, bro. Oh, shit. They're basically practicing how to get like taken down or how to fall. It's normal to feel that. It's normal. Drop down, middle. Front. Good. Yeah, imagine you're jumping over someone. Just imagine you're jumping over someone running towards you. Žodžiu, čia repetuosis rytojus mačą. Trying to still fight back even though he's a little tired. Oh! Starts with a clothesline. Oh yeah. And he is the special referee. Okay. Shenanigans won't happen. Oh! 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 O čia tai kosmosas. He broke his back. That's what I'm talking about. Jis tą ištaškė baisiai. Va čia tai kosmosas, atrodo amerikietiškas imtynės žėčių namuose per Batavą vėl kisti. Ding, 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 ding. Man, this is fucking insane. It's fucking hard. Kardinės sveikas. Nemoku. Žiūrėti lengviau negu pačiam. Oh fuck. El Farango. Man duoda kokias duheliškus pratimus ir dentis ant virvių tenais smaukytis, tai kol kas galvos nieks nežino, bet pažiūrėsim, gal to bus kažkas įdomesnio. Dabar biškai pasiridensiu. Vėl galvos, super. Smagu. Tik kad kaklavas Gerai, tu žodžiu mokins, kaip daryti čopą klasikinį, kaip visi ždengas čop. I need to make my hand like a cup. Like a cup. Not like this, because also it'll hurt. Yeah. Like this. And we're going for the meaty part. Right here. Yeah. So I can feel it. More. A little high. A little low. Harder, bro. Harder, for real. Hey, a little bit better. More. More. Oh, yeah. It sounds better, get more. Way more. One more. Two more. As far as I can go. Cover contact. Man pačiam
rankas skauda, my hand hurts Your myself. chest. Yeah, this one I felt it. El Farango fucked me up, man. Little bit more. I think he said fucking this time. Nepatinka amerikietiškas imtynės. I don't like wrestling anymore. Pamėginsiu pirmą sequence, tipo seriją. This sequence is like the sequence is called, it's like a small series of a match. Yeah. Usually you do Like a combo. Yeah, combo. So basically everything he learned for the first day, and then put them together for a little movie scene of about 20 to 30 seconds. Žodžiu, imtynės nėra, kaip jūs galvojat, kad čia huinė, fake šūdas ar kažkas tokia. Skauda, va, viską darai čia, įsivaras, man viskas skauda, kaklas skauda, nugaras skauda, kurdakas visas mėlynas, raudonas, palyginus su to pusė. Kosmosas. Yeah, gerai, žodžiu, dėkingas, thank you for inviting me. I think we're gonna head home. Yeah, I think I finished the like beginner trial. I did the sequence already, I don't know. Maybe I should get hit with the ladder to the head. Gerai, žodžiu, все. Imtynės baigtas, kaip sakant. Šiaip ahuienai smagu, tai dornas. Bet viskas skauda. Tai čiopai skauda pasirodo, virvė skauda, griūt skauda. Čia nėra, aš skauda, aš taip gau. Čia kiek ir dokumentikos žiau apie tas amerikietiškas imtynės, čia nėra ant tiek, kad visiškai fake. Ei, zdarova, karočią. Nu ką, kita diena, vakar pasitreniravau tų imtynių visų, paimtiniau tenais, taip toliau. Skauda sprandą, viskas skauda, nugaras šašais nuėjus. Bet nieko, šiandien yra didysis eventas, didysis imtynių eventas. Tai varysim žiūrėti imtynių, ten kaip jie taškas iš kėdžių ir ten šakinėja vienas ant kitų. Tasai lietuvis eima, jisai man suderint ten savo apartamentus duos dabar, kad nuvaryčiau, ten sakė, yra kažkoks infinity pool, kažkoks baseinas, kur atrodo, kad jūra esi, kai jame esi, kur nes mato dugną ten aukštį dangoraižį, sakė, ir kačelkė, karočią, žiaurė huiena. Ir taip toliau, tai varysiu ten biškį pafilmuosiu, aprodysiu, kaip atrodo ten elitinis būstas. Bet jo, šiandien užsihaipinęs, esu pamėgojau neblogai, dabar 4 dienos yra. Tai jo, varom į video. Aš jau prihaipinu, kad čia tipo elitiniai apartamentai bus, ne? Taip, jeigu ne elitiniai, vis tiek sakai, kad elitiniai šiandien apartamentai. Jau per vėlų, jau. Karočią, dar ir vienas klausimas, turiu vieną prašymą. Aš to kažkaip atsilyginčiau, gal gali coins man duoti? Ai, čia yra kur pirkti? Ai, tai aš pats nueisiu pasimsiu. Aš negau, kad čia yra kažkur. Somebody help. You have a socks? Socks? No sock. Sio, karočią, įma ne tik davė apartamentus karališkus, bet dar ir vaniučkų nupirko, man rado kur gauti vaniučkų. Yra Adidasai, yra tokios.
Jo, dabar varau dar triusiuką nusipirkto, triusiuką yra 7-Eleven, tiesiog aibė realiai, čia jų aibė yra 7-Eleven. Kaip pas mus Lietuvoje, tai varau į aibę, nusipirksiu triusus ir viso, varau į apartamentus. Ką jau saulė leidžias. Nieko tokį, tvariu į tą chatą. B building, I need a B building. Where is B building? Where is B building? Basiniukas. Eik, tu važiuok, koks svarbus yra. Bet šito jau daužyti jaučiu negaliu. Reiks laukti, kol kažkas dabar įeis. Aš negaliu veiti vidų. Nes čia va turi veidą nuskenuotą ant matovo šuduką. Gerai, dabar reikia laukti, apsimės, kad viskas gerai. Kad aš čia turėčiau būt ir pralyst. Gerai, praėjau pro vieną japoniuką. Aš jau apartamentus esu. Vai, vėl. Vaizdelis toks pro langą. Jūra matosi. Kaip tik ant sulėlydžio užtaikė. Va čia tai gyvenimas, o pradėjom nuo nulio. Nesu gyvenime kačelkiai taip aukštai buvęs. Jūs pažiūrėk. Kosmos, nu tokia mažytė. Nieko labai daug čia nėra, neprirodys, bet tokia kačelkiai vaizdas. Čia baseinas yra irgi iš karto. Gerai, žodžiu, pasportau. Čia rodėms, kad pasportau, nes jau tamsu. Tikrai nebuvo, kad aš nuėjau viešbučio kambarį, pasėdėjau, kol sutems. Ir atėjau čia ir pasakiau, kad sportau, kad pasakyčiau, kad sportau. Tikrai sportau, tiesiog nefilmau, nes jau nebėra laiko, man baisiai dega laikas. Po 8:30 yra tas imtynių eventas. Nuo čia nais iki tenais yra pusę valandos kelio važiuoti. Ir aš dar esu šitam viešbutį. Ir aš triuskų neturiu pasiėmęs atsarginti. Turėsiu varyti imtynių eventą, bet triuskų, nes koinės eima paderina, bet ten aplinkų niekur triuskų nebuvo pirkti. 7-Eleven irgi neturėjo. Tai aš vapšė be triuskų varysiu pas didelius žmonės, žiauriam balus monstrus. Žiūrėt, kaip jie prakaituoti kapojas ir aš visą laiką neturėsiu triuskų. Tai jeigu man pisiškėdėsi galvą, aš būsiu prasileidęs iškėdėsi galvą be triuskų. Tai čia kosmosas turėtų būti. Jo, žodžiu, dabar greit varu dar baseiną parodysiu, nes dar pats nebuvau į 3 aukštą. Ir iš pala, nors ne. Aš neturiu rankšluosčio. Tai man reikia, karočiui, varyti iki viešbučio kambario, pasim rankšluostį, greit varyti, prašokti baseiną ir tada grįžti atgal. Į viešbučio kambarį nusipraus po dušu. Gerai, žodžiu, neradu, nėra rankšluosčio, karočiui, čia šitoj chatoj. Tai pasiėmė nuo lovos adialą, karočiui. Batų net nesimausiu, basom eisiu. Ir viską čia palieku, vinioju, karočiui, tą baseiną, nes nebelabai laiko turi. Nei šampūnų nieko nėra. Pamiršau, kad čia ne viešbučio apartamentai. Pažiūrėk, koks vaizdelis. Ir aš baseinė esu. Taip aukštą ir aš baseinė. O pradėjom nuo nulį. Gerai, žodžiu, tvariu į imtynių eventą. Tenais judesys kažkoks vyksta, muzonas plaka. Čia žmonės renkasi. Tenais bilietus pradavinėja. Tai laukia dabar Eimas, karočiui. Eima tvaris už 3-4 minučių sakė. Jisai atvaro. Varam į vidų pažiūrėti, kas čia per judesys. Dabar dar cigarai šausiu. Taurė bus. Čia diržas, karočiui. Kosmosas. Ready? Čia grandinė yra. Laksis iš grandinė. Eik. Come in the ring. Come on, guys. Come close to the ring. It's fine. Come on. Come close. So we want to see you guys. Tuoj atvaris Elfarangas. Tas, kur man prieš tai daužė čiopus į krūtinę. Bienvenidos.
man į bubys rėčias. Labai salinį įtampą didelę. Spenių paėmė. Už spenių. Spenius klempina, nežinau ar matęs. Outfitą dabar žodžiu, kas buvo teisėjui, tai paduos šansą imtyniauti teisėjui. Čia teisėjai. Jie pimpalas pilnai matosi, pilnai užsirėdžiasi visą mirą. Gatas Andrėjas veikėjas prieš bičą su dideliu pimpalu. Bet abu su dideliais pimpalais realiai. Dabar biški pauzį išėjome į lauką praskvėpuoti, nes baisiai karšta viduj. Aš be triusiku ir pizda, aš kiaurai, mano nubybė varba prakitas. Per kalaškės bėga, per kojas tekant, tiek ten karštą, prisišūtęs, bet šiaip žiauriai įdomu. Top liko bičo ūgis 2 metrai 5. Daržovė, viskas. Jam padarė Šumacherį. Blogėtis laimėjo. Ne, irgi pilnai bebis pasistojęs. Abejiem pilnai stoja, bet pasistoja beveik. Balčiausias tailandietis, kokie esu matęs. Žiauri baltas. Už mane baltesnis. John China. Kėtę pasiėmė. Pochai geria, tiesiog lekat visą. O čia tak vienas sportas, galiavo pist.
Eik tu stalo jums. Stalo jums, stalo jau. Tiesiog laužo baldus. Čia geriausia Ikėjos reklama. Kaip garšvos ūkė, gal 1,10 m. Iš Amerikos parvaro, tasai iš Singapūro, o tas iš Amerikos va šitas. Storas, bet lankstus žiauriai. He was a lot smaller on the poster. Like a lot smaller. He's a beefy bitch. Yeah, he is. Čia tai kosmosas. Absoliutus kosmosas. Geriausias dalykas, ką esu matęs. Gerai, viso, baigėsi eventas. Blemba geras. Tikrai vienas geresnių dalykų, ką esu matęs. Dabar dar pasiliksim, pamėginsim intervų paimti iš kovotojų. Gerai, žodžiu, žmonės įskirstė. Renginys baigėsi. Dabar varam, pamėginsim nuvaryti tenais į backstage'ą. Gal čia tikiuosi nepiksė. Pamėginsim, karočią, gal intervą paimti iš jų ar kažką tokio. Tai varam, pažiūrėsim. Hey, what are you doing? Hey, what are you doing? No, it's not allowed to come in. No, later. I told you later. Come on, man. No, you cannot allow you to come in. No. Please. Unless you want to become a fighter. You want to become a fighter, you can get in the ring, but not in here. Just one No. second. Just one second. No. You want to get the guy beat up? Oh, El Farango. Jis supisa iš tikro. Jesus Christ, take care, man. Take some painkillers. Or some. You can also take some. Tequila. Tacos tequila. This is Sunny, the organizer, the president of the
PSC, Paradise Sports Entertainment, PSC. Not WWE, PSC. This is better. This is Pattaya style. Pattaya So, when did you create this this We organization? actually started February 1st, which is open up. The process like to starting this stuff and like to gather fighters is like difficult. What challenges usually occur? First of all, because it's very new, we let people know about us. Also, we call it, we're planning on doing not just a typical pro wrestler or fighting. We want to create something, a theater. We call it action theater. So you want to see live, you want to see violent drama. It's like you're watching a Broadway, but we're actually is a pro wrestling based theater. And what is like the most you think misconceptions people who are not into this stuff who just like watch it 1-2 times? What are the misconceptions people usually think about performance People wrestling? think about wrestling, they think about some fake fight, but if you're in the ring, you will know, like, if you try, you will know the conditioning is hard. Yeah. You need a good cardio, you need a good physique to be a wrestler. At the same time, you will have to. I tried myself, so I can say it also. Like even the one training session, I was like fucked, and it hurts the chops, everything. Next time, maybe teach you some little more bigger moves. You can try. Yeah. Table execution. Let's start with a chair for next year. But I think to be a wrestler, especially in this sport, because this is like performance wrestling, I think the good conditioning and like good fighting skills are not enough, because I think you need to have like a good charisma, a good character and all that stuff. Is it true? I think depends, really depends. I think for sure, everything can help you get fit. And for me, I love wrestling because it's so much fun. You feel like a kid. But at the same time, I think if you want to take it to the next level, yeah, the physique and the look is important. But also, it's like a movie. If everybody everybody look like a Captain America, right? Yeah. Depending on your look, your personality, you can develop a uniqueness of yourself. We call it unreplaceable. So for us, I think we want to find like a big character who are unreplaceable, very different. Yeah, it's not we call it like. You can have good personality, good charisma, but it really depends on a lot of things. I don't know how to explain to you one thing, you know? If you want to become a wrestler, let's say, if you're a new guy, like at least like 3 or 4 things. Can you name the 3 or 4 main things you need to have to like to be not to start? Anyone can start, but like to be a really good wrestler. What are the fundamentals? I think if I only can pick 4, right? I'm going to pick number 1 is the attitude to work with. So you have to basically show up and do repetition. Right? And you can be gifted, but you don't work hard enough, you never can be in the level. Also, for wrestling, you're putting other people's body on the line. So you have to train to make sure other guys are safe in a way. And also proper contact and keep as real as possible. So number 1, I would say attitude and work ethic. Right? Number 2, me personally, I think personality. Everybody have different debate. I think moves you can teach, right? Body you can work out. But personality we can also teach, but some people just have get it, you know what I mean? So I think if you have natural charisma is a big thing. And third thing I would say looks and the body and the conditioning is important. But I think number 1 most important. Everybody can try as long as like you have the work ethic. You have to put in the work. Yeah. Okay, thanks, man. Thank you, bro. Thanks, man. No, to go to the ring. No, every other day. You go every day? Every other day. Oh, every other day, okay. Because I think it would be too crazy to go every day. Because your CNS system, I think, gets fucked here. Body need a rest. Like every other day. But today,